Labas rytas, draugai mano prisijungia į dar vieną mano video vlogą. Mes turime antradienio rytą, dabar yra 9 ryto. Ir Augustai parašiau, ar man dabar susiruošti atvažiuoti pas tave, ar pavalgyti pusryčius ir taip toliau ir už kokių 2 valandų. Parašė, davai, sėski mašiną dabar klė. Tai mes tai ir padarysime. Dabar bandau kažkokiu būdu save tiesiog prabudinti. Mes turime spuogą, mes turime tiesiog nevaldomą situaciją su plaukais. Žodžiu, einam persirengti. Truputį persirengėm, susižukavom plaukus. Ir truputį jum TMI. Gerai, žodžiu. Ar jūs pasiruošę? Aš būsiu visiškai atvira, 100%. Čia. Užvakar man prasidėjo mėnesinė. Po 2 metų. Po 2 metų aš pradėjau vėl sirgti ir galiu jums pasakyti, aš to visiškai nelaukiau. Aš buvau to visiškai nepasiilgus ir įdomu dabar, kaip ar iššoks iškart į ritmą, kaip kas, nes buvo labai patogu, kai nereikėjo apie tai galvoti. Buvo labai patogu, kai nereikėjo niekada galvoti. Per atostogas, kada, skaičiuoti dienas, žiūrėti, žymėtis. 2 metus buvo visiška laisvė, mamai. Laisvė. Tai jo, pas mane tokios naujienos. Bet jūs įsivaizduokit, sekmadienį aš važiuoju mašinai, kalbu su Matu ir jaučiu tiesiog, kad man ašaros kaupės. Nėra dėl ko verkti, bet aš tiesiog pradėjau verkti. Ir aš sakau, aš tavęs jau pasiilgau. Po to, kai vakare susirgau, aš tokia supratau, kodėl aš viską valgyt norėjau, belenkai visko, nuo ten duonos su šlapenkė, su agurku, su prieskoniais, iki silkės. Ta prasme, buvo tiesiog taip, kad aš parduotuvėje, aš ten galvoju, silkės noriu. Ir man buvo žiauriai keista, bet įsivaizduokit, kaip hormonai moteris veikia ir pasižiūrėkit, va, net ir spuogas, nu žodžiu, viskas ten jau keičiasi ir realiai labai įdomių faktų tokių paskaičiau, kad moteris, kol dar neserga ir maitina vaiką krūtim, yra tokia labiau dar postpartum, rami, jos tikslas yra saugoti vaiką, emocijos yra nuslopintos, nėra, kad labai tokia būtų emocionali tiesiog, nėra taip, kad verktų, nėra taip, kad pyktų, nėra taip, kad labai džiugintų kažkas, jinai tiesiog yra tokia ramybės būsenoj. Ir aš taip ir jausdavausi ir galvodavau, nejaugi aš dabar tokia visą gyvenimą ir būsiu. Ir dabar skaitinėjausi, kai sugrįžta visas ciklas, tos emocijos gali jaustis be proto stiprios, nes tu esi neįpratus ir jau pamiršus, ką tai reiškia. Gera žinoti, kad vis dar esu vaisinga, nejuokauju. Gera žinoti, kad organizmas sugrįžta po truputį į save. Šiaip normalu yra, kai žindai vaiką, kad sugrįžta ciklas nuo 10 mėnesių, kai kūdikiui yra, iki 1,5 metų. Tai man gavosi, kad praktiškai beveik lygiai po metų grįžo ciklas. Ir kai pradėjau, va dabar, paskutinį mėnesį, gruodžio mėnesį, tai realiai dienos metu nebemaitinti. Ir taip irgi rašo, kad kai jau pradedi mažinti maitinimą, tada po truputuką irgi grįžta ciklas. Tai žodžiu, viskas pagal taip, kaip turi būti, vyksta. Šiaip Heilytė dar nevaikšto, jai dabar už 1,5 savaitės jau metukai. Vaikšto palei baldus, ten palei kėdes ir taip toliau, bet dabar atsistojus, bet pati dar neina. Vakar jaučiau tiesiog, kad buvo toks nuovargis, nes kai Matas išskrido, aš sakiau jam, aš savaitę laiko iš namų neišeisiu, o taip gavosi, kad nuo sekančios dienos, nuo pat ryto, aš jau buvau Lost Escape, filmavau jam turinį ir tą vakarą parą laiko negrįžau namo. Nedaryk taip.
tai vakar įsivaizduokit, Heilė miegojo 3 valandas pietų miego, šiandien atsikėlėm 8:30, vakar užmigdžiau ją 7 valandą vakaro, vaikas, žodžiu, irgi matyti jau buvo pervargęs nuo viso lakstymo kiekvieną dieną, mes tai ten, tai pas vienus, tai pas kitus. Ir, žodžiu, pailsėjom, atsigavom, aš net jaučiuosi, žinokit, kaip kitas žmogus jau tai... Šiandieną mes pradedam tiesiog su jumis naują vlogą, varom pas Augustę. Žiūrėkit, tiesiog dabar jau tokios dienos. Va. Prie kojų nepaleidžia mamos, nors tu ką? Ką? Pradėjo dabar kartais pirštų rodyti, arba va tai va. Tai nežinau, kaip burtų lazdelę laikytų. Expecto Patrullio! Pirštą turi rodyti, kai rodai kažkur pirštą vieną. Oi, negaliu. Gerai, varom. Užsimanom savo moon boots. Šiukšlės, aišku. Pilna daiktų. Pasiruošęs? Lekiam. Varom pas Nikolę. Pasiilgėjau. Sakyk, varom. Mes jau atvažiavome prie Augustės. Mano mašinos kelionės yra tiesiog tokios. Visą laiką, žinokit. Taip sudėtinga dabar. Bet mes jau atlėkėm su tiek tašių. Tiesiog savo pastaimą. Čia tikrai mane užmuš. Į mašiną. Nu va šituos maišus, nes jūs tadagi išvarėt ir palikot, kur aš buvau sudėjus. Ir aš dabar, žinai, su Heilė ant rankų ir dar norėjau šiukšlės išsinešti, nes jau žiauriai smirdėjo. Ir aš jau ten nešu 4 tašės. Heilė ant rankų, galvoju, nu, Lelė pas tave atvarė. Dabučki, tetai. O draugai dėjai naurą tuos drabužius, nes pas jau čia išėlo, nes nerado kakliuko, aš tą kakliuką kažkur nekišus buvau, kur mes buvom slidinėti. Ir aš dar tau kai ką lauktuvių atvežiau. Galima. Pažiūrėk. Pabandyt vėl. Žiauriai fainai, nes aš lėčiau jas, kai Heilės išėmė Heilę. Tai žiauriai fainai. Ačiū, draugė. Ne, iš tikrųjų, žinai, dėl ko atvežiau? Dėl ko? Nes pagalvojau, jau jos tą pačią išmerą naudoja. Žinai, dėl ko? Dėl to, kad aš ir kelioniai, ir visur, vis emu tavo pampersus. Čia atvažiuoju į svečius. Vis reikia Heilei ir paimu tai vieną, tai 2 ir tokia galvoju, aš skoloj, Augustai sauskelnių 100%. Tikrai ne. Išbandyk. Nu, pabandysim. Čia tau. Ne, labai fainai. Žinok, dabar, kai aš turiu pampers ir šitų, tai ta prasme, nu, daug maloniau. Gerai, tai reikėtų pabandyti. Pasakyk labas į kamerą. Labas. Pasakyk labas. Žiūrėk, kokia graži tu. Lelė. Lelė čia, taip, pas tavai svečiuose Lelė. Heilė. Dabučkė. Ne, bučiuoklė šitą, žinok, kad bučkį gautum, tai čia. Nu, mes vėl kaip vasaros pradžioj. Ta pati virtuvė, tos pačios šefės, tas pats patiekalas. Dėkui, man draus, dar ir tai reikčiau viskas valgyti, pasidarėm. Eisim, pavalgysim, tada žiauriai fainai eisim vaikus migdyti. Ir aš išvarysiu nagų tvarkytis. Ai, tu plauni šakutės, nes visas pats. Nes niekai vieno švarios. Geriausiai yra. Jeigu mamos galvotų pirmiausiai apie save, taip kaip galvoja apie savo vaikus, kiek daug. Kiek gerai būtų. Dėl to, nes laiminga žmona, kaip sako, laiminga šeima. O dabar ką mes rytą pradedam nevalgiusios. Jau grįžta vyrai, jau mes susiraukusios, nes pirmiausiai nepavalgiusios. Zavalas. Tik susitvarkė jau vėl bardakas, erzina.
Eik tu. Aš kaip pagalvoju, išvalgino tai nenormaliai. Ta prasme, gerai, tai nepavalgysios, bet kai valgai, va tik toks valgymas vyksta su mantė. Ne, bet iš tikrųjų dabar, kai pagalvojau. Abidve. Na, ant ranko. Kodėl neleidžiat pavalgyti mum? Prieš kamerą. Įamžinsim. Tik labas. Šį kartą reikėjo truputį mašiną toliau pastatyti, nes nebuvo vietos prie pat salono, tai mes truputį keletą minučių vėluojam, bet man nieko Vita neatrašė, tai turbūt dar baiginėja savo klientę. Ir darom susitvarkysim ataugusius nagučius. Nei vienas kamputis niekur niekas neatlūžo. Darbas aukštos klasės, galime varyti ir vėl. Pasirodo, atvariau per anksti labai nagų. Aš kažkodėl užsirašiau po 12:20, o pasirodo man po 1:20. Tai sakau, jo Vitai greitai lekiu iki miego, nes man reikia porą dalykų čia susitvarkyti. Mes keičiamės vėl apatiniais su draugėm ir aš dar vis nesu nupirkus. Tai dabar galvoju, kaip tik bus proga greitai nupirkti. Ir tada Matas sakė, kažkokią dovanėlę dar turiu atsiimti. Tai turim kokią 15-20 minučių visus šitos dalykėlius susitvarkyti. Pirkau dovanėlę. Sakė, reikia žiedą palikti mažinimui. Reikėjo atsisveikinti 3 savaitėm dabar. Čia išsinešimui buvo makaronai 1 valandai. Jau aš apsimokėjus. Tai turbūt bus ten padėtas ir maišelio. Ai, supratau. Lekiam greičiau pasivita, nes sakys tave paleisti ir išleisti, tai vėl tu užtrunki belenkiek laiko. Bet aš jai paėmiau makaronų iš paslėptų receptų, nes žmogus dirba are, tai bent jau papietaus skaniai. Žiūrime, jo bus laiminga. Ar ne? Jovita? Kažkai darom. Tai nerodyk to, kur galėti. Čia buvo priliesta ir turime tokį Spygliuką. Šitą palik būtinai. Pas mane nagai būna milky, arba prancūzas, arba vasara kokia ryški graži spalvyta. Lempa. 3 variantai. Alio? No. O žiūrėk, ta tyrelė kuprinė, jinai yra gera. Jo. Nes jos išsitraukė ir dabar čia baisiausiai jeigu nori dabar valgyti. Jo, jinai gera, žinau. Jinai ta prasme nauja, ne? Jo, net nepradaryta. Ai, nes Nikolė jai pati atsidarė ir aš nesuprantu, kaip jinai atsidarė. Bet galvoju, gal kad dažnai pradaryta buvo, bet gerai tada viskas aišku. Nu, gerai tada. Gerai, ikiukas. Iki. Siderinus prie tokios gražios žiemos. Nu, milky visada yra tobula. Viskas, varom pas vaiką, kaip visą gyvenimą dabar. Kažkur kažkas tai prižiūri. Rytoj iš tikrųjų dar užsirašiau antakių permanento šalinimui. Tai šiaip sakė, turėtų lengvai nusiimti, nes nėra labai tamsus, bet truputį, vat matot, vis tiek yra, tai noriu nusiimti. Tai žiūrėsim, kaip ten seksis. Oi, veiksmo čia. Kas čia atbėga iš karto? Įsišiepusi. Ateik, pupa. Ateik.
laimingas. Atrodo, tatą kankino. Skanus. Visiems. Skanus man šitai. A, ne? Jo. Keliasi. Kodėl aš žinau? Ne. Šiam į lauką su mažutėm. Užsimigdyti antram miegui. Šalta belenkaip. Vilte, nepyk. Aš su tavo šaliku. Neturėjau pati savo. Vaikai dar nemiega, bet bandom įveikti šitą misiją. Ir kaip yra sudėtinga stumti vežimus per visą ledą, sniegą. Nu, ta prasme, kaip per smėlį kokį. Man rankas jau net skauda. Man tai šalta. Pačios rimčiausios Kauno divos. Atėjai, kur tu bėgi. Atėjom vyno nusipirk. Be dokumento. Iš pat pradžių nuvarėm į parduotuvę, neturėjom kortelės. Dabar atvarėm asmens dokumentą, neturim žodžių. O ką tu ten paėmei tokius? Nieko žinau paimti, bet nesureagavai, tai taip parduočiau. Ten batonėlį vaikams. Šitai būtų buvo žiauri. Tai o ko tada nepaėmei? Tipo, mano leidimo reikia? Imam. Visą laiką Augustę rasite guminukų skyriuje. Aš galvoju, žiūrėjau, kokie čia įdomus ir nelaidėti. Bet pasižiūrėjau. Nu, davai pabandom. Dabar yra vakaras. Pusė 12 mes. Žiūrėtai. Spokai niekur nedingo. Augustas ne, bet pagerėjo draugė biškų. Nu, čia dabar atsirado. O tau čia ant lūpos atsirado vienas? Nu, čia nušalo. Čia atsirado. Nežinau. Mes valgom pusę 12 guminukus. Vaikai miega. Nežinau, kad šėlsmas belenkoks. Mes pašėlusios namų šeimininkės. Likau nakvot pas Augustą šiandien. Tai šėlsmas. Tai mes nebežinom, kur dėtis. Grinai. Pamiršom šitos laikus. Nežinokit jo. Būtų dar fain kartu mėgot. Geriau. Kai mergaitės bus didesnės, mes jas į kitą kambarį išsiunčiam. Jos miega dviese. Ir mamos miega Mes dviese. nežinom. Mes pasijungiam kažką per Netflixą. Pasiemam guminuką į lovą. Ir jos tada ateina pas mumis. Ir sako, kad mes irgi kartu, mes norim su jumis kartu. Ir mes, ne. Ne, negalit. Nes jūs esate draugės. Jūs ne mūsų draugės. Tokį? Gerai šitas. Nes mes draugės. Ir jūs draugės. Tai jūsų draugystė eina į vieną kambarį. Ir mūsų draugystė į kitą. Kaip? Padarysim. Gal pas tą pačią auklę. Tai tu surask auklę, patikrink ją ir tada jau mes iškaip imsim. Reikia surasti auklę. O kur tą auklę rasti? Ne, bet vienai auklė, bet jau patikrinti. Ne, tai vieną naktį vieną, kitą. Gerai, prašau, įsidedam šitos. Na. Abudu. Ir vieną ir kitą. Ateina, žinau, kai monstras ir prikelia visada. Ne, augu blogai. Jau žuot daug to guminuko, jau žinau. Jau žiūrėt, aš nepadarėjau. Matas kiekvieną kartą, kai ateina, visada prižadina. Visada, nors prižadina, aš negaliu. Taip, visada. Ir aš Matui sakau, tu prižadinai. Ir jis sako, aš nieko nepadariau. Nu, nieko nepadaro. Bet kažkodėl atsikelia. Bet žinai, dėl ko? Nauris vaikšto šiaip kaip dramblys. O tai va. Ne. Šėlsmas. Nesibaigia. Baisus. Pasimatysime rytoj. Rytojus.
Sveikinamės šį rytą su eteriu tokio, kad išsimaudėm kartu su Auguste, išsiplovėm galvas ir aš varau namo. Ir viskas. Nei į žaidimų kambariai, nei kažkur tai išvaryta. Apkalbėjom rimtas temas, kaip sakė. Apkalbėjom verslo planus, kuriuos išpildysim už 5 metų. Laukite. Varau permanentą šalintis, atvažiavo Kamilė pabūti su Heile dabar valandikė. Tai nežinau, kaip tie antakiukai atrodys po procedūros, bet man tai jie dabar tiesiog per daug pilki, nors kaip ir nėra, kad jie labai matytųsi. Tikrai nėra iš tų variantų, kai būna pats permanentas blogai padarytas. Ir kaip ten tie antakiai būna juodi. Ar ten tiesiog grinai kaip nupiešti. Tai mano situacijai tikrai taip nėra. Tiesiog dabar meta tokį pilkšvą atspalvį ir būna tokie iškmėlinę truputuką. Tai man nelabai patinka. Tai nežinau, šiaip sakiau, kad tikrai bet kokiu atveju vėl eisiu darytis permanentą, nes mano pačių antakių forma yra labai sudėtinga ir man su permanentu yra daug lengviau gyventi. Bet nežinau. Nu, žodžiu, varom dabar pasišalinsim, pasižiūrėsim kaip kas ir ateityje žiūrėsim, ką čia darysim su tais antakiais. Jūs, ta prasme, manęs nebeatpažinsit po vieno lazerio šalinimo procedūros, jūs pasižiūrėkit. Aš jaučiuosi kaip kitas žmogus. Aš kai tik save pamačiau, aš iš karto galvoju ateivis. Atrodau kaip ateivis be antakių. Įsivaizduokit, kai ten, tarkim, nežinau, nuo 19 metų, tai 7 beveik metus esu visą laiką su permanentu ir tiesiog tu pripranti prie to vaizdo. Ir dabar nematyti antakių yra labai keista, bet man toks jausmas, arba man tik vaidenasi, kad atrodo iš karto akis tokios atsivėrė labiau. Sakė, galimai reikės po mėnesio dar vienos procedūros, bet labai gražiai sakė, šalinosi ir jo, dabar reikės pašaldyti keletą dienų. Sakė, dabar kas 2 valandas namuose būtinai šaldyti, kad nebūtų nudegimų. Šiaip, aišku, jums iškart įdomu, ar skaudėjo. Tai nėra masažas. Aš jums tiek pasakysiu, tikrai nėra jokio malonumo procedūros metu ir momentais tikrai taip labiau skaudėjo. Bet ką aš jums galiu pasakyti, kad trunka, nežinau, 5 minutės. Tai labai greitai vieną antakį padaro ir tada atrodo perini prie kito. Aš šiaip jautri esu, man dar, jūs jau žinot, TMI, moteriškos dienos, tai aš manau prisidėję yra prie jautrumo, nes aš kai buvau net nagų darytis pas Jovitą, man jinai nuiminėjo gelį ir aš tokia, jinai sako, tau skauda? Sakau, jo, kažkaip šiandien tokie jautresni nagai. Sako, bet tau, sako, negali tau būti, taigi tu maitini. Sakau, jo, žinok, susirgau prieš kelias dienas ir jinai tokia, tai viskas aišku, sako, labai pasijaučia, kad nagai jautresni būna. Tai Sibilė irgi tą patį sakė, kad ir antakiai irgi gali būti dar jautresni. Ir šiaip nėra maloni procedūra. Sako, gali būti tiesiog dar jautresni. Bet aš taip džiaugiuosi, kad aš pasidariau, jūs net neįsivaizduojat. Po mėnesio pasižiūrėsim, ar reikės dar vienos naikinimo procedūros, kad iš vis tą visą šešėlį nuimti. Ir jo, mes grįžtam į natūralumą. Pasižiūrim, ką Kamilė sakys. Labą dieną. Džiaugsmas, kaip jau kartu pavažiuojam. Grįžo, mamytė. Aš filmuoju tavo reakciją. Ai, Heilytės reakcija ar mano? Ne, tavo. Nu, matos, bet draugė nėra taip, tiesiog šviesus. Nu, tokia atrodo kaip nuglyšintojas.
Bet nėra jau taip, kad Ne, nu ta prasme, Man tai net visai patinka, grinai, kai nublyčintais, va taip atrodo. aš irgi kaip pamačiau, Nes kad, va čia nebėra viršaus visiškai. nu vis tiek kitaip atrodo, Jo. draugė. Jo, kitaip. Esmė yra tame, kad tarėmės neišintimisi. Tai matosi, kas yra mamos, nes Augustė ir dėja aš irgi. O dabar pakuotės, tai žiūrėkime. Nu gerai, tavo jau į pirmą vietą, galime realiai statyti. Ten šitam gali būti pasiruošęs. Nu tai čia žinai. Ar sumokėjau dar papildomai? Vot įpakavimas. 20 pareina. Aš tai žinau, kad jokių ekstras neįdėjau. Gerai, tai gal aš pradedu, nes mano galimai nusivils tas žmogus, kuris gaus, bet... Gerai, žiūrėkit dabar. Mano Secret Santa visų pirma, jisai ten pastriko, Antarktikoje, nu žodžiu, karoči, ten tiek savų problemų. Karoči, čia tiek buvo. Karoči, ai nieko, karoči. Ai, karoči, jums. Ai, karoči, esmė yra tame. Man jau matau dovaną. Man. Šitą dovaną keliauja. Gerai, man jau. Kokie gal leopardiniai? Jo. Tokius pat nupirko. Jau tokius pat nupirkusios yra. Nu va, kas buvo sakyta apie intimistimą. Bet labai gražus. Glamour. Ui. Glamūrinis Bet labai sektokas. gerai priderintas, man kaip tik reikia šį Augustai, žinau, kaip dabar. Jo. Jo. Tai čia buvo mintis, nu, kad tipo... Tokį. Nes vis tiek, kai, Ai, kad karšta būna plaukai lenda į veidą. mano Santa yra... Ir gavau, netgi labai buvo atsižvelgta, kad aš cukraus nevalgau jau 2 mėnesius. Tai tu net neatsidarysi savo? Aš atidarysiu paskui, bet nes aš suprantu Ai, laikau. gerai. Mano dovanėlė yra tam žmogui, kuris net rašė, koks yra jo triusiukų dydis, vienintelis iš visos grupės. Labai dėkoju. Ir čia yra Tėduko. Nes aš būčiau supratus iš karto. Ačiū, draugė. Ai, Čia yra, žinau, kaip pompinis snaksas. aš žinau, man džiaugiai patinka. Jo, reikia pamirkyti Čia šitą. Tada bandome. Viskas apgalvota. Kokytė. Eina savo. Aš belia kaip šitą norėjau, jūs visas pavydėsit dabar baisiai. Ir ką? Aš geriausia gavau šiais metais. Ne. Aš žiauriai pasistengiau žmonių. Palaukit, parodykit, kas čia. Čia yra tokie stringučiai. Ir čia žiūrėkit, ką rašo ant užpakalio. Lucky. Lucky you. Ir pažiūrėkite, kokie Bet labai gražūs. faini. Mano Secret Santa yra Laurytė. Ir aš jau nupirkau tokį, nu, girly energy. Man jie šitai labai patinka. Aš tikiuosi, Iš kur tu tokai pasakai? Man smagiausiai iš visų, dėl to, kad aš Galiu išpakuot. David draugas. Jokių ekstra draugų neįdėjau, galėsiu bučkį dar vieną duoti. tikiuosi lygiai 20 išleidai, nes ir nežinau. Daugiau, žinau. Aš investavau į tave irgi. Nebus stebuklo, bet nu tokie mielučiai šiaudžiai. Nu, čia tokių, kur reikia. Taip. Oi, labai gražus. Tikrai. Man tas pavyzdė žiauriai. Labai, labai graži. Ant vasaros draugę pataupyk šitus, ne? Aš čia atėjus Armenijoje į tokią kavinukę, sėdžiu, editinu video ir neturiu šitam video pabaigos. Tai tiesiog dabar noriu atsisveikinti su jumis. Aš žinau, šitas video filmuotas beveik prieš 2 mėnesius.
aš su vlogais labai stipriai dar vis vėluoju, bet vis tiek tikiuosi, kad jums labai smagu buvo pasižiūrėti. Aš editindama prisijuokiau belenkiek. Yra tokių juokingesnių vietų ir visą laiką smagu tiesiog pasižiūrėti, prisiminti tas akimirkas, kurios atrodo eina ir praeina ir apie jas tiesiog nepagalvoji. O visus šitos vlogus turėti sukuria tokių, atrodo, emocijų, žinot, amžinai, atrodo, visą laiką ten po 10 metų galėsiu atsisukti, pasižiūrėti ir bus visą laiką toks prisiminimas ir įamžinimas. Tai tikiuosi ir jums smagu buvo pabūti tokiam daily vlog'e. Permanentas mano, jeigu ką, aš buvau jau antrą kartą pasišalinti ir antakiai atrodo taip, visiškai čia nieko nedaryta, tai esu labiausiai patenkinta, kad nuėjau, pasidariau, pasišalinau. Tikrai vaizdas iš karto yra visiškai kitas. Net nebegalvoju, žinokit, vėl daryti, galvoju, kad šiuo metu tai tikrai pabūsiu tiesiog su natūraliais. Tai va, viskas, ačiū labai, kad jūs žiūrėjot, ačiū, kad jungiatės ir bučki, ate.